Kas yra trečia pensijų pakopa? Tam, kad gauti didesnės pajamas senatvėje ir kad būtų galima sau leisti daugiau pasirinkimų, tai tikrai svarbu įsitikrinti keletą šaltinių sulaukus pensijos, kad pensiją gaučiau iš kelių šaltinių. Tai pirmiausiai tikrai pensiją gausime iš sodros, iš pirmosios pensijų pakopos, o mes dalyvaujame antroje pensijų pakopoje, ten papildomai kaupiam savo 3% nuo atlyginimo ir gauname dar 1,5% iš valstybės kaip skatinamąją įmoką, bet dažnu atveju gali to ir neužtekti, todėl yra trečioji pensijų pakopa. Tai trečia pensijų pakopa yra jau savanoriškas kaupimas, kuomet aš pasirenku, kokią įmoką noriu mokėti, aš susiskaičiuoju, kiek man reikia sukaupti sulaukus pensijos ir tada jau savanoriškai kaupiu pensiją. Po truputį atsiranda praktika ir tokia, kad vis daugiau ir darbdavių prisideda prie darbuotojų pensijos, tai galiu mokėti pats arba galiu susitarti su savo darbdaviu. Kaip pradėti kaupti trečios pakopos pensijų fonduose? Bet kuris Lietuvos gyventojas gali sudaryti pensijų kaupimo sutartį, tai yra trečios pakopos sutartį, ir tai jie gali padaryti prisijungę prie savo interneto banko, susipažinę su pateikta informacija ir pasirinkę savo labiausiai tinkamą investavimo strategiją. Kodėl pensijų fondai suskirstyti pagal amžių? Dažniausiai investavime yra taip, kad žmogus linkęs prisimti tokią riziką ir potencialiai grąžą, kuri yra susijusi su jo kaupiamu laikotarpiu. Tai yra, kuo žmogus jaunesnis ir kuo jam likę daugiau amžiaus iki pensijos, jis gali daugiau rizikuoti ir daugiau uždirbti per gaunamą investavimo grąžą. Artėjant prie pensijos, svarbu palaipsniui keisti savo investavimo strategiją tam, kad jau sukauptą turtą išsaugoti ir stengtis, kad kuo didesnį jį gauti sulaukus pensijos. Kokias kaupimo įmokas reikia mokėti? Reiktų įsivertinti savo poreikį, kiek aš noriu sukaupti, kiek papildomos pensijos norėčiau gauti, bet ką rodo vakarų šalių praktika, kad dažniausiai savo pensijai žmonės atideda iki 10% savo pajamų. Kaip žinoti, kiek sukaupiau? Tiesiog prisijungti prie savo interneto banko. Prisijungę jūs matysite visą informaciją apie savo sutartį, kiek įmokų yra sumokėta, kiek esate sukaupę, galbūt įsivertintite, pamatysite, kad papildomai reikia susimokėti įmokas. Tai tikrai paprasta, lengva, bet kada ir jums patogioje vietoje ir laiku. Kas yra gyventojų pajamų mokesčio lengvata ir kaip ji susijusi su pensijos kaupimu? Gyventojų pajamų mokesčio lengvata yra taikoma būtent įmokoms į trečios pakopos pensijų fondus. Tai gyventojas mokantis įmoką savo pensijai dalį sumokėtų įmokų gali susigrąžinti. Šiais metais buvo priimtas gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimas, kuriame buvo apibrėžta, jog tie gyventojai, kurie turi sudarę arba sudarys sutartis iki šių metų pabaigos, tai yra iki 24 metų gruodžio 31 dienos, tai jie gali pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata dar ateinančius 10 metų. Tie gyventojai, kurie apsispręs kaupti pensijai trečioje pensijų pakopoje po 5 metų pradžios, tai tokia lengvata pasinaudoti jau negalės. Ar galėsiu bet kada išsiimti sukauptą sumą? Tikrai rekomenduojama pensijos kaupimui skirtas lėšas kaupti iki pensijos. Bet jeigu žmogui atsiranda toks poreikis, kad jam prireikia lėšų ir jas turės paimti, tai tokia galimybė yra tik, jeigu žmogus naudojasi gyventojų pajamų mokesčio lengvata, jis turi ją sugrąžinti. Ar mano sukauptos lėšos yra saugios? Taip, pensijų fonduose kaupiamos lėšos pirmiausia yra saugomos depozitoriume. Tai yra, jos yra atskirtos nuo tos bendrovės, nuo pensijų fondų valdytojų, kurie būtent ir valdo pensijų fondus. Tai jeigu ir kažkas gali negero atsitikti, tai būtent tam valdytojui, o pačios lėšos yra investuojamos finansų rinkose ir jų vertė tiesiog svyruoja nuo finansų rinkų kainų ir verčių.